prasideda dar viena smagi lenktynių kelionė, dar viena misija. Važiuoti, finišuoti. Esame visiškai kitoj pasaulio pusėj. Čia dabar yra ruduo, neužilgo prasidės žiema, yra šalta ir tai yra Argentina. Išties įdomi šalis, labai spalvota šalis, labai spalvota visom prasmėm ir žmonių, ir lygiai taip pat automobilių, ir gamtos. Čia prasideda antrasis pasaulio rally reido etapas, kuriame mūsų misija yra labai neslėpsiu, nėra jau čia ko slėpti, tai mums reikia surinkti 7 taškais daugiau nei surenka Aleksas, tam, kad mes galėtumėm ramiau jaustis dar per kitą etapą ir galbūt išvengti važiavimo į Abu Dabį, nes Abu Dabio varžybų paskelbimas šiuo metu yra toks 50-50, organizatoriai šneka, kad viskas gerai, bet oficialios informacijos nėra, daugiau klausimų nei atsakymų, o mes norime sudėti visus taškus biškai anksčiau, bet tam reikia padaryti savo darbą labai gerai. Tai iš tikrųjų daug įtampos per šitas varžybas, nes net 8 dalyviai, jokio backupo, esu vienas, tai bus reikalų susitvarkyti ir su galva, ir su greičiu, ir su technikos saugojimu. Per šias varžybas mūsų laukia 3000 km, iš kurių 1700 yra greituminių ruožų, kas iš tikrųjų per 5 dienas yra labai daug. Tai reiškia, kad dienos bus labai ilgos. Ir dar įdomus faktas apie šitas varžybas, kad mes kilsime nuo 800 metrų iki 3200 metrų aukščio virš jūros lygio. Laukia išties labai įdomi patirtis, kiek mums, tiek visai komandai ir žinoma CF Moto technikai. Dar neteko patirti tokių išbandymų, tai tikimės, kad viskas vyks pagal planą. Daug dulkių tikrai bus ir ko mažiausiai norėčiau, tai pradurti padangų ir pradurti pusišių gumų, nes kilometrų daug ir tas pradurimas tave pastato į labai nekomfortišką padėtį, ypač mūsų atveju. Remontuotis padangos tikrai mažiausiai, ką noriu daryti. Reikia važiuoti ir greitai, ir atsargiai. Tai reikės tokį tempą ir atrasti. Taigi šiandien misija labai paprasta, praeiti techninę komisiją, testus pasidarėme vakar, todėl šiandien tikslo daužyti technikos bei ją dėvėti tikrai nėra. Šiandien praeinam technikinę, dar šiek tiek pabūname čia bivaikę, pasišnekam su kolegomis ir eisime anksti miegoti, nes rytoj jau laukia darbinis procesas, tai yra prologas, atidarimo ceremonija ir visko daug. Iš esmės prasideda Argentinos challenge'as. Prologo buvo viso labo 9 km, iš kurių apie 5-6 buvo upės vagoj. Ne su tokia nuotaika reikėtų pradėti varžybas, bet dabar jau iš to, kas įvyko blogiausia, reikia ieškoti pozityvių dalykų. Tai susimoviau prologę, nėra čia ką sakyti. Kosmosas, tiesiog 2 kartus netgi padariau navigacinės klaidas. Ir prieš startą jau labai stipriai jaudinausi, jaudulys tiesiog mušė viską. Tai panašu, kad jisai man šiek tiek sutrukdė, tai dabar reikia ieškoti pozityvo. Pozityvas yra toks, kad rytoj startuosiu tikrai iš galo ir geroji pusė ta, kad važiuos lėtesni varžovai ir jie klos dulkių kelią. Tai per tas dulkes reikės jos lenkti. Varžybos tik prasideda.
long day in paradise. Ilgiausia diena turėjo būti kita, ne šiandien. Žodžiu, beveik 13 valandų ant keturračio. Ėjosi žiauriai gerai, daug lenkimų padariau, neįsivaizduoju kiek. Gal 20, o gal ir daugiau. Bet rezultatas buvo geras, bet atsitiko gyvenimas. Paskutinį kartą šitą problemą turėjom prieš 5 metus ar 4, atrodo, kad ją išsprendėme, bet jinai pasikartojo. Tai akumuliatorius tiesiog mirė važiuojant, ko pasekoje dar jį atgaivinau, įveikiau 10 km, atgal jau ir tuo metu visiškai mirė ir grįžau ant šniūro. Tai blogiausias dalykas, kas galėjo atsitikti, bet yra pozityv labai daug dalykų, aš šiandien išžvelgiau. Mane atitraukė. Paskui, kai traukė, dar vieną motociklininką pasigavom. Jisai man švietė kelią, nes naktis buvo. Tai ten buvo labai pavojinga ir baisu. Ir pagrindinis mano konkurentas irgi nusirašė. Tai panašu, jeigu jisai rytoj startuos, mes startuosim. Jeigu jisai irgi startuos, tai tas taškų skirtumas jau nebebus toks, koks jau mintys buvau sudėliojęs. Žodžiu, ralis prasidėjo, bet dar nesibaigė. Prasidėjo ne taip, kaip norėtųsi, bet viskas gerai. Rytoj kovosime dėl day winnerio. Kito varianto nėra. Visą laiką galima išbarstyti dar daugiau, nes dar vienas nefinišas ir tuomet DNF 0 taškų. Šiuose varžybose tai kortos išnaudotos, esame 7 vietoj. Geriau nei 0, bet netokio rezultato tikėjomės. Bet aišku, dar daug dienų, dar daugam visko gali atsitikti, tai mes keičiam bivaką, važiuojame į San Rafael miestą, kur turėtų būti biškį šalčiau. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Tikslas aiškus, pedal to the metal. Žiauriai gerai, labai viskas ėjosi labai fainai. Daug ekstremalių vietų buvo, bet man jos patiko. Siaura, daug dulkių ir prieki belenkiek daug motociklų. Tai vieną kartą neišėjau, o išvažiavau iš trasos į krūmus, bet be didelio kriminalo, tai toj vietoj pasisekė, bet irgi dėl dulkių ir tiesiog nemačiau nieko. Tai mes važiavau pagal siluetą priekyje. Sukibimas žiauriai geras, pakaba veikia šiandien idealiai. Viskas veikia idealiai, o paskutinė dalis buvo mažos kopytės, tokios su duobėm, 1-2 metrų, tai ten labai stipriai daužiausi, tai nudariau ten pasisaugoti techniką ir nieko stipriai neiškrėsti pagaliau. Žiauriai džiaugiuosi nugalėjęs čia, tai biškį galbūt bus mažiau kalbų, kad čia mažai dalyvių arba nestiprus dalyviai. Čia Argentina, čia labai daug stiprių dalyvių, vietinis herojus, tai čia jisai iš vis jį ant rankų nešioja, tai šiandien jisai atsiliko nuo manęs, tai šiandien galim pasidžiaugti, rytoj su juo kovosime, bet įsipetį, nes jisai startuoja iš karto už manęs. Po pirmų 200 km, tiksliau, jeigu jau taip po 187, galvojau, kad jau reikia nusižudyti, nes bus lengviau. Žiauriai buvo pirma dalis antiek sunki, kad max sunki. Neatsimenu, kada buvo antiek sunku. Žodis sunku, tai važiavimas per tokias kupstus, nežinau, kokių 20 km. Kopos ir kupstai vienoje vietoje irgi žiauriai sunku. Navigacijų paskui upės vagoj. Ten vien akmenys. Tai ten svarbiausia neprarasti ateidumo. Tu esi žiauriai pavargęs, akis jau nepilnai fokusuoja ir dar tarp tų akmenų reikia gaudytis. O antra dalis tai buvo jau greituminės tokias, ten jau mane ir motociklai pasigavo visi ir panašiai, nes ten maksimalus greitis pas visus, ten 100 kem, 100 šiam. Paskui kalnuose važiavome, tai ten buvo kosmosas, kaip gražu. Turbūt vienas gražiausių mano matytų tokių atkarpų
toks tarp dviejų kalnų. Tai džiaugiuosi, kad nepridariau jokių nesąmonių. Iš vis viena tokia situacija buvo, kuriai išbraukus, tai iš vis galima būtų sakyti. Bet iš esmės švari diena. Šios dienos pergalę noriu dedikuoti savo dukrai, kuri šiandien švenčia gimtadienį. Amelija, su gimtadieniu. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas Amelia, que lo cumplas feliz. Muy bien. Kosminė diena žiauriai sunki. Vietų nusirašyti buvo daugiau nei reikia. Aš žiauriai esu laimingas. Nei vienos važiavimo klaidos, smulki navigacinė klaidelė. Buvo niuansų su keturračiu. Vienoje vietoje pradėjo jisai gesti, kai pakilome į aukščiausią tašką, bet vakar mes paanalizavom tą dalyką ir žinome sprendimą. Keli mygtukų paspaudimai ir viskas ledas. Argentina yra labai graži, labai spalvota, kalnai kosminiai, wow. Visko čia yra tiek daug, bet iš tikrųjų žiauriai sudėtinga. Ta prasme, šitas ralis lenkia turbūt Rally du Maroką sudėtingumu. Tai, tikrai, žiūrėkit, mes startuojam kiekvieną kartą vieni pirmųjų, finišuojam 17 val. 17:30, tai dažniausiai finišuojam valandą pusantros anksčiau. Tai tikrai ilgos darbinės dienos, kosmosas. Antiek užsihaipinęs dabar, kad galėčiau turbūt dar eiti ir pabėgioti ir dar kažką nuveikti. Žiauriai, to pasak kosmosas, wow. Šiaip žiauriai sunkus greičių ruožas, bet esu sužavėtas savim, jaučiuosi ganėtinai fiziškai gerai. Tas fizinis krūvis gal netgi padėjo, arba organizmas tiesiog jau įjungė tokį fight mode. Nuovargė šiek tiek yra, jaučiuosi, kad kažką veikiau, bet kad čia būtų jau sudėti ginklus ir čia jau dabar reikia deguonies kaukės, tai tikrai ne. Bet paskutiniai 100 kilometrų, patikėkit, buvo tokie užtaisyti, kad ten buvo gerai. Šitas ralis Desafio Ruta Quarante, tai žiauriai sudėtingas. Visos dienos buvo sunkios, kai kituose raliuose būna 3 dienos sunkios, o 2 tokios, apie važiavimą, tai čia tokių dienų nebuvo. Visos dienos buvo sunkios ir net negalėčiau išskirti, kuri buvo sunkiausia. Niki Lauda yra pasakęs, kad kai jis gavo gyvenimo nuopelnų taurę, jis ją skiria visiems pralaimėtojams, nes iš pralaimėjimų tu mokaisi, o iš laimėjimų dažniausiai nieko nepasiėmė. Tai džiaugiuosi, kad šitos varžybos davė ir pergalių, bet ir labai didelį pralaimėjimą, iš kurios mes priimsime tam tikrus sprendimus, kad ateityje bent jau šitas dalykas tikrai nepasikartotų. Tai per 6 metus, kiek mes esame rally reide kaip komanda ir panašiai, daug klaidų buvo ir tos visos klaidos tai yra vaisiai, kuriuos mes dabar skiname varžybose. Tai ir džiaugiuosi, kad vis dar yra klaidos, reiškia, mes dar tikrai turime kur tobulėti. Tai su tuo galime save tik pasveikinti. Aš puikiai suprantu, kodėl visi nori, kad Dakaras grįžtų į čia. Šita šalis, ar aš įsivaizduoju, Bolivija bei Peru turi lygiai taip pat visokiausių įdomių dalykų. Čia visko buvo. Tas meniu
nuo A iki Z. Tai ir labai gražu, ir labai sunku, tai nerealus pojūtis, nerealios varžybos. Tai norėčiau padėkoti CF Moto Lietuvą, padėkoti visiems partneriams, labiausiai tai lietuviškam kanalui lietuviams, tai yra ir Vytautas, ir Vostok, ir lygiai taip pat DCK, Tukadė, žinoma, už galimybę būti čia, garsinti CF Moto Thunder Racing Team, kelti Lietuvos trispalvę. Tai ačiū jums visiems, mes dar tik pradedam, aš tom tikiu.